Sveiki gyvi laidos Plyta prie plytos žiūrovai. Šioje paskutinėje šio sezono laidoje apžvelgsime 3 projektus, kuriuos įgyvendino Roberto Joniškio komanda. Prekės jums.lt atstovas papasakos, kaip galima šildytis vandenį vasarą. Taigi kalbėsime apie saulės kolektorius. Matysite, kaip man sekėsi įsirengti namo grindis. Žinoma, patarimais pasidalinsime ir su mėgstančiais meistrauti namuose. Na, aplinkos rubrikoje, kurią remia August ir Ko, Šiaulių universiteto botanikos sodo specialistė papasakos apie savo populiarumo neprarandančius vijūnus. Laidos draugai Šiaulių universiteto botanikos sodas. Rubrika Gyvenk šiltai ir jaukiai pristato prekės jums.lt. Šiandien netradiciškai kalbėsime ne apie vieną namą ir jame vykdomus darbus, o apie 3 projektus, kuriuos šį sezoną įgyvendino Roberto Joniškio komanda. Sveiki statybų mylėtojai, su jumis kaip visada sveikinuosi aš, Robertas Joniškis, statybos darbų vadovas ir gyvenkname.lt sumanytojas. Taigi, artėja paskutinioji šio sezono Plyta prie plytos laida. Ir joje trumpai pabandysime apžvelgti, ką per šios metus nuveikėme, kokius darbus atlikome ir kokius projektus iš daugelio įgyvendiname. Taigi apie pirmąjį projektą trumpai papasakosiu, kurio įgyvendinimą jau matėte ankstesnėse laidose. Taigi namas yra tikrai išskirtinėje vietoje, ant ežero kranto. Tai kad tą išskirtinumą išlaikyti, mes turėjome visų pirma pakelti šitą pastatą, įrengti pamatus daug aukščiau, kad nedingtų mums vaizdas į ežerą. Ir standartiškai tada atlikome, įrengėme polinius pamatus. Taigi įrengus pamatus, kaip visada, smėlio darbai, žemės darbai, visi reikalingi, pamatų šiltinimas iš vidaus. Pastatas yra vieno aukšto, buvo pradėti toliau mūro darbai. Šio pastato mūro darbai buvo vykdomi iš dujų silikato blokelių, pertvaras darėme iš silikatinių blokelių, bei visų perimetrų, ir kas liečia ir pertvarinės sienas, buvo padarytas surišamasis žiedas, kad ant jo būtų galima tvirtai sumontuoti medinę perdangą. Taigi įrengus namo perdangą, priėjome prie stogo įrengimo darbų. Stogas šito pastato yra plokščias, turi keletą plokštumų su lietaus surinkimo sistemomis. Stogo danga buvo naudojama prilydoma 2 sluoksniais, tai irgi praeitose laidose viską matėte nuodugniai. Šiam namui išskirtinumą suteikė, kaip matote, pakalimai. Šito pastato didelės terasos, didelės pastogės, kur bus laisvalaikio zonos, sakykime, ir viską turėsime po stogu. Nereikės kažkokių atskirų prilydomų elementų ar prijungiamųjų prie sienos daryti kažkokių stogelių ir taip toliau. Visas pastato kepurė, ta vadinama, yra padaryta naudojant akmenį, tai akmenį buvo pasirinktas skalūnas. Taigi šis projektas tikrai dar nėra baigtas, laukia tikrai nemažai dar darbų, tai gerbūvio darbai, tvorų įrengimo darbai, trinkelio dėjimas. Taigi ateityje manau, kad tos dalykus dar pamatysite. O dabar keliamės prie antro namo. Taigi pratęsiu temą prie antro mūsų objekto, kurį įgyvendinome praeitą sezoną. Trumpai papasakosiu, kokius darbus atlikome. Iš pirmo žvilgsnio atrodantis paprastas ir nesudėtingos konstrukcijos namas savyje slepia gan sudėtingas konstrukcijas ir, sakykime, turi apačioje ir rūsį įrengtą 3 metrų gylyje po žeme, turi nulinį aukštą, jeigu galima taip pavadinti, ir pusantrinį aukštą. Ir visą tai vainikuoja bendra erdvė, holas, kurioje tie lygiai visi ir išsiskirsto į apačią, į vidurį ir į viršų. Taigi šitame objekte, kaip ir visuose, tai darbai prasidėjo nuo pamatų įrengimo. Aišku, čia buvo sudėtingesni pamatai, tai 3 lygių, reikėjo įrengti rūsį gan gilų, padaryti drenažus, kad tas rūsys nešlaptų ir ateityje klientui nebūtų problemų. Po pamatų įrengimo ėjo perdangos montavimo darbai visi ir jau sumontavus perdangą, aišku, mūras. Mūrijant atsiskleidė ir pasimatė, kad pastatas tikrai turės aukštas erdves, turės didelius holus, aukštus kambarius. Taigi tikrai nestandartinių formų ir galimybių namas. Vyksta po mūro darbų
perdangos montavimo darbai, stogo įrengimo darbai ir langų montavimas. Taigi po langų montavimo šitas pastatas buvo apšiltintas, užarmuotas specialiai, sakykime, paruoštas klinkerio klijavimui, nes ateityje klientas planuoja visą pastatą apsiklijuoti klinkerio plytelėmis. Tiek trumpai apibendrinant antrą mūsų projektą, o dabar vykstame prie trečio namuko. Taigi susitinkame prie trečio namo, kurio įgyvendinimą jūs jau matėte ankstesnėse laidose. Tai taipogi bandau trumpai apžvelgti, ką mes čia nuveikėm ir ką padarėm. Taigi priminsiu, kad čia buvo ganėtina prasti gruntai ir buvo reikalingi kaltiniai pamatai. Tai buvo sukalti pamatai su poliakalė. Vėlgi, tai paskui buvo įrengtas standartinis rostverkas, kaip ir visuose pamatuose. Matote, kad namas yra nestandartinių formų. Šitas toks turi išskirtinumų, tokio vizualinio. Taigi priminsiu, kad blokeliai buvo pamūryti iš dujų silikato. Tai yra B klasės namas. Perdanga šito namo yra monolitinė, jin buvo betonuota vietoj. Tai kaip standartiškai, kaip ir matėte kitose objektuose, kaip viskas rišama ir užliejama betonu. Šis pastatas išsiskiria savo formą, kaip ir minėjau. Tai ta forma gal tokie vizualinį išskirimą ir duoda stogo konstrukcija. Kaip matot, vienas šlaitas yra lėkštesnis, kitas gan status. Vėlgi jis bus sujungtas su terasa, taipogi, kad turėtų vientisumą. Taip pat prie pat namo yra įrengta didelė pastogė automobiliams, dviems padaryta, tai ten vėlgi panaudotas sutapdintas stogas su prilipdoma danga. Stogo dangai buvo naudotas čerpės, taigi sudėta vėlgi nemažai stoglangių, kad gautume antram aukšte daug šviesos ir taip suteiktumėm patalpom erdvumo. Taigi, ką matote už mano nugaros, tai namo variantas nėra dar galutinis vizualiai. Visas pastatas bus apklijuotas klinkerio plytelėmis. Tai tos klinkerio plytos vėlgi bus išskirtinės, jos nebus standartinės, jos bus specialios plytos, kurios bus supjaustytos. Tai vėlgi turėsime plytinį namą. Taigi, kaip matote, vasara yra prasidėjus ir gan stipriai saulė šviečia. Plyta prie plytos laidos sezonas eina į pabaigą, bet statybos darbai ir tempai tikrai nemažėja ir tikrai laukia gan įtemptas ir stiprus darbymetis. Taigi kitus vykdomus ir būsimus projektus jūs pamatysite sekančio sezono laidose. O su jumis buvau aš, Robertas Joniškis, gyvenkname.lt sumanytojas ir atsisveikinu iki kito sezono. Geros vasaros. Iki! Rekonstruotų ar renovuotų namų sienų apdailai Pro siūlo dekoratyvinius silikoninius ir akrilinius tinkus ProKratz ir ProReiber. Vienintelis skirtumas tarp silikoninio ir akrilinio dekoratyvinio tinko yra tas, jog silikoninis tinkas yra pralaidesnis vandens garams nei akrilinis. Tad silikoninį tinką rekomenduojama naudoti mineralinę vatą šiltintiems, taip pat seniems nešiltintiems fasadams. Fasadams šiltintiems putų polistirolų tinkamiausias akrilinis tinkas. Tiek akrilinis, tiek silikoninis pro dekoratyviniai tinkai sudėtyje turi priedus, atstumiančius vandenį ir nešvarmus bei fungicidus, kurie ant tinko neleidžia augti kerpėms bei kitiems mikroorganizmams. Todėl pro dekoratyviniais tinkais nutinkuoti fasadai atrodys lyg nauji net ir po daugelio metų. Kita eksploatacinių požiūrių labai svarbi tinkų savybė yra jų plastiškumas. Pro dekoratyvinių tinkų gamyboje yra naudojamas sintetinis armavimo pluoštas, suteikiantis tinkui išskirtinį elastingumą bei pagerintą mechaninį atsparumą. Tokiam tinkui yra nebaisus nei sienoje atsirandantis įtrūkimai, nei vaikų mėtomas kamuolys. Tinko raštą galite pasirinkti iš taip vadinamo lietučio ProReiber ir samanėlės ProKratz. Lietutis gali būti tepamas tik rankiniu būdu. Priklausomai nuo judesių tinkavimo trintuve krypties gali būti išgaunami skirtingi raštai. Samanėlė gali būti tepama rankiniu būdu ar purškiama purkštuvu. Tinką purškiant mechaniniu būdu darbas bus spartesnis ir su mažesnėmis tinko sąnaudomis. Viską atlikite apgalvotai ir džiaugsitės naujų savo namo įvaizdžių su pro dekoratyviniais tinkais.
Saulės kolektorius gali būti puikia alternatyva karšto vandens ruošimui. Nedidelė investicija atsiperka su kaupu. Taip sako prekesjums.lt atstovas. Rubrika pristato prekesjums.lt. Sveiki! Šioje laidoje norėčiau papasakoti apie saulės kolektorius. Kaip galima ruošti karštą vandenį, nenaudojant elektros energijos. Karštas vanduo ruošiamas paprastu būdu iš saulės energijos. Šis saulės kolektorius yra atviro tipo, jis yra beslėgis. Talpa esanti kolektoriaus viršuje yra užpildyta vandeniu, o saulės kolektoriaus elementai sugeria saulės teikiamą šilumą ir paverčia karštų vandenį. Šis renginys skirtas karšto vandens ruošimui. Tai yra veiksmingas 9 mėnesius nuo vasario pabaigos iki lapkričio pabaigos. Šis renginys pradeda veikti tuo met, kaip jau prasideda saulėtos dienos. Vandens temperatūra priklauso nuo lauke esamos temperatūros ir saulės skaidrumo. Temperatūra karštą vasaros dieną gali sukilti iki virimo proceso. Užviręs vanduo kolektoriuje paprasčiausiai nugaruoja. Jam papildomo nereikia jokio nuvedimo, kad kažkur nuvesti bereikalingą temperatūrą. Saulės kolektoriui žiemą galima išleisti vandenį arba palikti viduje. Nuo užšalimo, jeigu yra paliktas vanduo viduje, apsaugo įmontuotas į kolektoriaus talpą tenas. Jei vanduo iš talpos kolektoriaus yra išleistas, elementuose likęs vanduo išgaruoja savaime nuo temperatūrų svyravimo. Kolektoriai gali būti atviro ir uždaro tipo. Uždaro tipo kolektoriuose reikėtų pagalvoti apie akumuliacinę talpą ir karšto vandens nuvedimus į skalbimo mašiną, indaplovę, šildomus gyvatukus žiemą vasarą, recirkuliacijos linijos pagalba ir kitais būdais, kuo daugiau naudoti karštą vandenį. Nes žinom, kad saulės didelė temperatūra vandenį užvirina iki virimo būsenos. Atviri saulės kolektoriai gali būti valdomi automatika arba gali būti dvivamzdė sistema. Principas panašaus užpildymo kaip tualeto bakelis. Šaltas vanduo pasiduoda, kada nukrenta tūris ir tuo būdu papildo saulės kolektoriaus talpą. Saulės kolektoriaus valdiklis valdo vandens lygį saulės kolektoriuje. Galima užstatyti programą, kad būtų dienos metu priruošta 150 litrų karšto vandens, išnaudojus apie 80 litrų, jums ryte nepildo anksti vandens, o užpildo tik tais kokią 10 valandą, kad jūs galėtumėt naudotis likusiu karštu vandeniu. Nes kaip žinome, ryto saulė nėra tokia kaitri kaip pietų ar pavakarių saulė. Pačio saulės kolektoriaus sumontavimas nėra sudėtingas, tik reikia techninių žinių. Gali būti pajungiamas vienvamzdė sistema, kaip šaltas vanduo pakyla į viršų, tuo pačiu leidžiasi karštas vanduo atgal, arba dvivamzdė sistema. Tai yra jau kaip bakelio principas, kada pastoviai vanduo šaltas pasiduoda į kolektorių ir karštas vanduo jau grįžta kitų vamzdžių. Šis saulės kolektorius atviro tipo yra skirtas tik karšto vandens ruošimui. Uždaro tipo saulės kolektoriais galima ir šildyti patalpas. Tik reikėtų pagalvoti, kur sunaudosime karštą vasaros dieną pagamintą karštą vandenį. Ar turime baseiną, ar turime didelę akumuliacinę talpą, nes kaip žinome vasarą visi namus šaldo, o mes juos šildysime. Šis kolektorius pagamintas iš nerūdijančio plieno, pati talpa ir rėmas, einant laikui, jis nesurūdys. Saulės kolektoriaus elementai atlaiko 2 cm dydžio ledo krušą. Saulės elementui sudužus jį keisti yra labai paprasta. Kolektoriaus viršus yra patepamas muiluotų vandeniu, kad gautų slydimą, ir dedamas į saulės kolektoriaus talpą, kur yra užpildamas vanduo. Paprasčiausiai stumimo būdu įsistumia ir pasistato atgal į savo padėtį. Tai skaičiuoti atsiperkamumą, šis saulės kolektorius jums turėtų atsipirkti per 3 metus.
Uždengus namo stogą galėjau pagalvoti ir apie namo vidų, taigi pradėjau nuo grindų įrengimo. Prieš įrengiant juodgrindes reikėjo išvedžioti nuotekų tinklus, sklype nebuvo jokių komunikacijų, tad nuotekų valymui pasirinkau kompanijos August biologinį nuotekų valymo įrenginį. Jį pastačiau sklypo pakraštyje, maždaug 20 metrų atstumu nuo namo. Atitinkamai su nuolydžiu nutiesiau trasą iki namo įrengdamas kelias pravalos angas. Namo viduje teko įrengti 3 atšakas. Viena vedė į virtuvę, antra į pirmo aukšto vonę, o trečioji į antrą aukštą bei katilinę. Į tą pačią atšaką padariau prijungimą iš kamino kondensato indo. Sumontavus kanalizaciją, išlyginau ir dar kartą suvibravau smėlį, ištiesiau plėvelę. Grindų betonuoti pats neketinau, nes tai užima tikrai nemažai laiko, bet to reikia gerai išlyginti ir tiksliai pasimatuoti lygius visų perimetrų. Tad juodgrindžių betonavimui kreipiausi į vieną panevėžiečių kompaniją, kuri visus darbus atliko per kelias valandas. Įrengus juodgrindės atėjo metas grindų šiltinimui ir vamzdyno įrengimui. Name grindų šiltinimui pasirinkau putopolistirolą. Prasilenkiančiais sluoksniais dėjau 5 sluoksnius, 4 5 cm ir 1 3. Bendras šilumos izoliacijos storis gavosi 23 cm. Pagalbinėse patalpose ir garaže grindės šiltinau 3-5 cm storio sluoksniais. Tad bendras izoliacijos storis gavosi 15 cm. Įrengiant grindų šiltinimą, jo viršuje išvedžiojau ir paslėpiau vandentiekio vamzdyną. Žinoma, prieš tai jis buvo patikrintas, kad po to netektų ardyti grindų. Sumontavus putopolistirolo sluoksnį patiesiau ir pritvirtinau specialią grindinio šildymo plėvelę su aliuminio folija. Ši plėvelė kas 5 cm pažymėta linijomis, kas ženkliai palengvina darbą vedžiojant grindinį šildymą. Grindinio šildymo įrengimui kreipiausi į prekesjums.lt komandą. Jie greitai ir patikimai atliko darbus, buvo pastatyti kolektoriai ir išvedžiotas specialus grindinio šildymo vamzdelis, kuris tiesiog smeigiamis prisitvirtino prie putopolistirolio. Grindinį šildymą įrengėme ne tik name, bet ir garaže, kad reikalui esant šią patalpą taip pat galima būtų pašildyti. Prieš užpilant viską betonu, sistema buvo išbandyta ir patikrinta. Paklojus armatūros tinklą, ta pati panevėžiečių kompanija įrengė grindis. Grindis buvo išlygintos ir paruoštos grindų dangos klojimui. Tiesa, prieš tai dar laukia nemažai darbo. Reikės sumontuoti pertvaras, išvedžioti elektros instaliaciją, o ką jau kalbėti apie laukiančius apdailos darbus. Bet, kaip sakoma, svarbu tikslas, o jo įgyvendinimas ir priemonės visada atsiranda. Gordijus. Lankstus požiūris į tvirtinimą. Rekonstruotų ar renovuotų namų sienų apdailai Pro siūlo dekoratyvinius silikoninius ir akrilinius tinkus ProKratz ir ProReiber. Vienintelis skirtumas tarp silikoninio ir akrilinio dekoratyvinio tinko yra tas, jog silikoninis tinkas yra pralaidesnis vandens garams nei akrilinis. Tad silikoninį tinką rekomenduojama naudoti mineralinę vatą šiltintiems, taip pat seniems nešiltintiems fasadams. Fasadams šiltintiems putopolistirolu tinkamiausias akrilinis tinkas. Tiek akrilinis, tiek silikoninis pro dekoratyviniai tinkai sudėtyje turi priedus, atstumiančius vandenį ir nešvarumus bei fungicidus, kurie ant tinko neleidžia augti kerpėms bei kitiems mikroorganizmams. Todėl pro dekoratyviniais tinkais nutinkuoti fasadai atrodys lyg nauji net ir po daugelio metų. Kita eksploatacinių požiūrių labai svarbi tinkų savybė yra jų plastiškumas. Pro dekoratyvinių tinkų gamyboje yra naudojamas sintetinis armavimo pluoštas, suteikiantis tinkui išskirtinį elastingumą bei pagerintą mechaninį atsparumą. Tokiam tinkui yra nebaisus nei sienoje atsirandantis įtrūkimai, nei vaikų mėtomas kamuolys. Tinko raštą galite pasirinkti iš taip vadinamo lietučio ProReiber ir samanėlės ProKratz. Lietutis gali būti tepamas tik rankiniu būdu. Priklausomai nuo judesių tinkavimo trintuve krypties gali būti išgaunami skirtingi raštai.
Samanėlė gali būti tepama rankiniu būdu ar purškiama purkštuvu. Tinką purškiant mechaniniu būdu darbas bus spartesnis ir su mažesnėmis tinko sąnaudomis. Viską atlikite apgalvotai ir džiaugsitės naujų savo namo įvaizdžiu su Pro dekoratyviniais tinkais. Atėjo metas pasidalinti patarimais su mėgstančiais meistrauti namuose. Norint išgręžti vieną kitą skylę, tačiau siekiant neprišiukšlinti, mums gali padėti paprastas butelis. Nupjauname jo dugną. Viduryje su tuo pačiu grąžtu išgręžiame skylę. Taip gauname indą šiukšlėms. Toks indas puikiai praverčia, kada reikia gręžti iš apačios. Drožlės lieka indo viduje. Indas gali praversti ir gręžiant į lubas. Taigi pasinaudokite šiais patarimais ir meistraukite namuose. Rubriką pristato uždaroji akcinė bendrovė August & Co. Šiaulių universiteto botanikos sodo specialistė papasakos apie ryškiaspalvius bijūnus. Lietuvoje bijūnai žinomi jau nuo seno. Natūraliai auga kalnuotose vietose, pamiškėse arba krūmuose. Natūraliai yra paplitę pietų arba vidurio Azijoje, Amerikoje ir kai kuriuose pietų Europos šalyse. Bijūnai yra daugiamečiai, žoliniai arba sumedėję augalai. Pirmą kartą pradėti auginti dar prieš mūsų erą Kinijoje. Dėl savo gydomųjų savybių jie auginami dar ir iki šiol. Bijūnų stiebas yra status, kai kurių yra išsišakojęs. Gali užaugti nuo 40 iki 1,50 m aukščio. Tai priklauso nuo rūšies. Žiedai dideli, užauga nuo 14 iki 26 cm pločio. Taip pat žiedai yra įvairių formų. Nuo tuščiavidurio iki pilnavidurio. Žiedai dažniausiai būna įvairių spalvų. Nuo baltos, švelniai rožinės iki tamsiai raudonos. Bijūnai neturi tik tais mėlynos spalvos žiedų. Ant vieno stiebo dažniausiai užauginamas yra vienas žiedas, bet kai kurios rūšis ant stiebo užaugina ir šoninius žiedus. Jų gali būti nuo 5 iki 7. Tačiau pirmiausia pradeda žydėti pagrindinis žiedas, o tik po to, kai jisai nužydi, pradeda žydėti šoniniai žiedai. Bijūnai mėgsta saulėtą vietą, derlingą dirvą, kuri nebūtų užpelkėjusi, kurioje nesilaikytų vanduo. Natūraliai dirvą galima patręšti kompostu arba durpėmis. Tačiau bijūnai nemėgsta šviežio mėšlo dirvoje, todėl yra nepatartina naudoti mėšlą. Bijūnus geriausia persodinti nuo rugpjūčio vidurio iki rugsėjo vidurio. Bijūnai vienoje vietoje gali augti apie 20 metų. Norint tinkamai persodinti bijūną, geriausia duobė yra iškasti maždaug prieš mėnesį laiko, kad duobėje žemė gerai susistovėtų. Duobę reikia kasti tokio dydžio, kad lengvai įtilptų keras. Geriausia duobė turi būti tokio dydžio, kad kai pasodinsite bijūną, jo nauji stiebeliai užsikastų tik maždaug 3-5 cm žemės. Nes jeigu jūs pasodinsite per giliai, bijūnas gali
arba visai nežydėti, arba žydėti labai silpnai. Persodintas bijūnas natūraliai žydėti pradeda tik 3-4 metais. Geriausia persodinant arba sodinant naujai bijūną į duobę įmaišyti trąšų su mikroelementais. Tai tokiu atveju bijūnus galėsite tręšti tik po 2 metų. O jeigu to nepadarėte, tai anksti pavasarį galite patręšti kalcio amonio salietrą, kuris suaktyvina požeminę augalo dalį ir šaknis. Arba galima tręšti nuo ankstyvo pavasario iki rugpjūčio mėnesio žydinčiom gėlėms skirtomis trąšomis. Bijūnai – nuostabios gėlės, kurios džiugina mus jau daug metų ir džiugins dar ilgai. August & Co. Įmonė jau daugelį metų tiekianti inovatyvius ir aukščiausius standartus atitinkančius nuotekų valymo įrenginius ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Mūsų ilgametė patirtis, kvalifikuoti specialistai ir be perstojo tobulinama technologija leidžia garantuoti išskirtinę mūsų įrenginių kokybę. Daugiau informacijos www.august.lt. Rūpinkitės augalais ir jūs supančią aplinką. Nuolaida Plyta prie plytos šį sezoną su jumis atsisveikina. Vasarą galėsite žiūrėti laidų kartojimus, o rudenį vėl susitiksime prie televizijos ekranų. Tradiciškai prieš atsisveikinant noriu priminti, kad rubrika Gyvenk šiltai ir jaukiai pristato prekesjums.lt. Aplinkos rubrika remia August & Co. Laidos draugai Šiaulių universiteto botanikos sodas. Gražių ir šiltų orų bei puikių atostogų. Iki!